Man asmeniškai, kai vyksta šventosios mišios, aš mėgstu pažiūrėti į žmonės, kurie kartu su manimi atėjo, bet paskui mišių metu aš labai stengiuosi nežiūrėti, nes man svarbu tiesiog būti maldoje. Tai iš to aš irgi suprantu, kad daugeliui iš jūsų gali būti kažkas panašaus, net jeigu ir mąstote kažkiek kitaip. Nežiūrėkite netgi šiandieną. Tie, kurie pasiruošėt pirmai komunijai, jūs ruošiatės, jūs daug ką žinote, bet ne viską. Tai neįmanoma. Ir tikrai jums nėra įmanoma jaustis jaukiai mišiuose. Dar sunkiau kai kuriem iš jūsų tėvų arba globėjų, jeigu rečiau ateina į bažnyčią, tai tiesiog net nežino, ką daryti. O mišių tikslas yra per daug nekreipti dėmesio visą tai. Į tai, kas mus kankina, išblaško, nes yra svarbiausia būti su Dievu. Kiek įmanoma, kad niekas netrukdytų. Va tai ir yra iš tiesų komunija, būti su Dievu. Žiūrėkime, netgi kai mes sakome šventoji komunija, netgi šitą pavadinimą, šitą žodį, kai sakome komunija, man atrodo kažkas abstraktaus, filosofiško. Komunija. Gražu, šventoji komunija. Kai įsigiliname į tai, ką tai reiškia šitie žodžiai, kad tai yra Dievo kūnas, mums net neįmanoma suprasti, kas tai yra. Ateiti, valgyti Dievo kūną. Tai yra labai daug. Ir be abejo, tada mes pradedam galvoti, ar iš tiesų Dievo kūnas, nes jeigu valgyčiau Dievo kūną, tai kažkas sudrebėtų visą žemę, nes tai yra vos nesąmonė. Bet būtent taip yra Evangelijoje net užrašyta, kad Jėzus, kai šnekėjo porą sykių su savo mokiniais, mokiniai sako, kaip tu gali duoti savo kūną valgyti? Kaip? Jėzus sako, patikėkite, aš save duodu valgyti. Čia yra pirmasis, svarbiausias dalykas kiekvieną kartą mums ir taip pat šiandieną. Atkreipti dėmesį tai, kad valgome Dievo kūną. Šiandieną Evangelija pabrėžia dar, Evangelijos skaitinys, dar porą labai svarbių dalykų. Vienas iš jų, tai buvo Evangelija pagal Joną, vienas iš jų yra meilė. Jonas užrašo Jėzaus žodžius, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Ir aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją. Ir mano tėvas taip pat jūs mylės ir mes pas jūs ateisime ir apsigyvensime. Kas mane myli? Bet čia yra antras labai svarbus aspektas. Kai mes pažiūrime į savo sąžinę, ar mes galime pasakyti, kad mes Dievą mylime? Labai retai. Net kai ir stengiamės Dievą mylėti, dažnai tai yra troškimas. Aš trokštu Dievą mylėti. Mums galbūt pasakyti lengva, aš myliu, bet paskui, kai kažkokie tai iššūkiai yra, kai reikia įrodyti, kad Dievą mylime, jau labai daug kas subliūkšta. Ir Jėzus šiandieną pabrėžia, kas mane myli. Tai va netgi, kai mes ateiname priimti pirmąją komuniją, paskui gyvenimo bėgyje 1000-ąją komuniją arba daugiau, net tie 1000 komunijų pačios savyje be abejo neišmokina mūsų mylėti Dievą. Tai yra tik tai pagalba. Tik tai pagalba. Dievas šiandieną Jėzus neklausia, nesako, kas kalba 10 000 maldų, aš pas jį ateisiu. Kas priims 10 000 komunijų, aš pas jį ateisiu. Ne. Kas mane myli, aš pas jį ateisiu ir pas jį apsigyvensiu. Tai dėl to suprantame, į ką kreipiame svarbiausią dėmesį. Naudojamės įrankiais, naudojamės išpažintimi, komunija, mišiomis, malda. Aš atsimenu, kai pasirašiau pirmai komunijai, paskui man buvo svarbu trumpų maldelių žinoti, nes nežiūrėkime, norint mylėti Dievą,
labai dažnai gaunasi per retai, kad mes tik sekmadienį ateiname mišias, kadangi savaitės metu yra tiek daug visokių rūpesčių, milijonai. Ir paskui pasakyti, Jėzui, aš tave myliu, kaip aš tave myliu, jeigu aš apie tave net negalvoju. Tai būtų, tikrai arba veidmainystė, arba nesąmonė. Tai dėl to gyvenime mums yra svarbu turėti tokių trumpų momentų kiekvieną dieną. Ar tai su žodžiais, ar tai be žodžių, turėti savo maldų, kad mes mokintumės Dievą mylėti. Nes gyvenimas yra tarsi sporto klubas, kuriame mes treniruojamės. Mes treniruojame savo dvasią, kad išmoktume Dievą mylėti. Kai išrinko popiežių Leoną, aš atkreipiau dėmesį, apie ką jisai sakė. Sako, vienas treneris sako, jisai ateidavo pas mane treniruotis fiziškai. Kai buvo kardinolas, iki praeitų mėnesių, jis ateidavo į sporto salę, sakydavo, aš Robertas, ir eidavo treniruotis. Tai va, jeigu fiziškai mums reikia treniruotis, tai dvasioje taip pat. Tai dėl to, aš atsimenu, po pirmos komunijos tiesiog buvau išmokęs tokią maldelę trumpą. Jėzau Marija, myliu jūs, gelbėkit sielas. Ir aš atsimenu, kad kurį laiką aš labai nemėgau ilgų maldų, tai va tokią trumpą aš sugebėdavau. Kartais dienos laikotarpyje netgi daug kartų. Ir kiekvienas iš mūsų mes galime pasirinkti savo maldos būdą. Vėlgi, kai aš žiūriu, ką sako treneriai, kai ruošia kažką sportavimui. Sako, neišsirinkite tokių pratimų, kurie jums yra nuobodus arba per sunkus. Kažkas panašaus galioja dvasinėme gyvenime, kad mes neišsirinktume tokių maldų, tokių maldos gyvenimo būdų, kurie yra mums nuobodus, nes mes pagyvensime 1 dieną, 2 dienas, 7 dienas ir paskui mus nusibos. Tai tada labai svarbu išsirinkti tokį Dievo mylėjimo būdą, kuris mus uždegtų, kurį mums būtų galima palaikyti pastoviai. Tai čia išlieka toksai klausimas kiekvienam iš mūsų ir man išlieka. Kokia malda bus tokia, kuri manyje augins meilę Dievui? Kitas dalykas, kurį šiandieną Evangelijoje pabrėžia Jėzus, jau minėjau, kas mane myli, mano tėvas ateis pas jį ir aš ateisiu pas jį ir mes pas jį apsigyvensime. Mes gyvensime tame žmoguje. Ką reiškia, kad Dievas gyvens mumise? Vat komunijoje mes priimam sakramentiškai Dievo kūną. Tai yra jau siekis, kad tai yra įrankis, kad Dievas manyje apsigyventų, būtų manyje. Bet pilnatvė, paskutinis tas galiausias rezultatas bus toksai, kad Jėzuje mes matome. Jėzus, jisai kai gyveno fizinę prasme, jisai buvo tuo pat metu ir žmogus, niekas negalėjo Jėzaus nužudyti. Nužudė Jėzų, prisikėlė. Kažkas norėjo apgauti Jėzų, neapgavo. Va čia yra Dievo jėga. Kai Dievas gyvena mumise, mes tampame tokiais žmonėmis, kuriuose išmintis yra didesnė už viską. Gyvybė didesnė už viską. Supratimas, drąsa, ryžtas. Va čia yra Dievo didybė. Va tai reiškia, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Be abejo, pasiekti tokį momentą, kad Dievas gyventų mumise, tai yra viso gyvenimo siekimas, bet mes to norime. Aš to noriu ir manau, kad jūs to norite. Ir dar vienas dalykas, kurį šiandieną pabrėžia Jėzus Evangelijoje. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Pasaulis duoda ramybę kuria prasme? Ramybė nusiraminti, tokia ramu, aš nepergyvenu. Bet žiūrėkite, jeigu vaiko tėvas arba mama, žiūrės į vaiką sergantį, aš ramus, aš rami, čia bus nesąmonė. Mes rūpinamės, mes mėginame tada sakyti, einame gydytis. Nes būti ramiam tokiu atveju bus visiškai be prasmės. Tai ta žmogiška ramybė, tokia reiškia nepergyventi, ne visą laiką yra pats geriausias dalykas.
Nėra karo, niekas manęs nežudo, aš nesergu, pinigų užtenka, vat aš ramus arba rami. Jėzus sako, ne apie tokią ramybę aš kalbu. Tai kokia dabar tada yra Jėzaus ramybė? Jėzaus ramybė yra būti su tėvu, būti ramybėje su Dievu, susitaikius su Dievu. Kai mes Dievo nepažįstame, mes esame neramybėje su Dievu, mes esame jo priešai. Galbūt aktyvūs arba pasyvūs priešai arba nedraugai. O dieviška ramybė reiškia būti draugystėje su Dievu. Va tai yra ramybė. Ir kas yra pasekmė tokios dieviškos ramybės? Tada Jėzus sako, te nebūkštauja jūsų širdis ir te neliūdi. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą. Aiškia, džiugesys. Aš net atkreipiu dėmesį į save, kiek daug būna per dieną, per savaitę situacijų, kai aš nuliūstu, kai mes visi nuliūstame. Prieš keletą savaičių šitą temą aš girdėjau tokį paaiškinimą, tokį liudijimą iš vieno vaikino, kuris kalbėjo viename simpozijume šeimų ir sako, aš esu, dabar kalbu apie savo mamą, mes buvome 2 sūnus, vienas sūnus mirė, jau jo nebėra, lieku aš, bet sako, mano mama visą laiką liūdna, be galo liūdna. Ir tas sūnus sako, taip, aš suprantu, kad mama, tu praradai mano brolį, savo pirmą sūnų, o ką aš reiškia, džiaugsmo tau neteikiu, mama. Tai va jau toksai žmogiškas dalykas, kad mūsų liūdesys, kai užkariauja, mes esame pajėgus nebekreipti dėmesio į kitus dalykus, kuriuos turime, arba žmonės. Va turime netekti ir nuliūstame ir nebematome nieko kito, nei vyro, nei žmonos, nei tėvų, nei vaikų, nei dar kažko. Dar tai yra svarbiau dvasinėje prasmėje, kadangi nuliūsti yra labai lengva. Kažkas nepavyko, kažkas mane įžeidė, kažkas ne taip, pasaulyje ne taip. Ir mes galime nuliūsti. O Jėzus sako, džiaukitės. Dėl ko? Nes aš su jumis. Čia yra labai svarbu žodžiai. Aš su jumis. Aš jūs myliu. Aš už jūs. Pastoviai meldžiuosi. Aš jūs laiminu. Tai kodėl liūdite? Jūs turite labai daug liūdesių, bet paties brangiausio dalyko manęs niekas iš jūsų netims. Tai už tai, kai mes labai liūdime, tai yra įrodymas, kad mes nemylime Dievo, nes tarytum jo meilės net nesuprantame. Čia yra toksai slėpinys labai svarbus. Džiugesys dvasinis įrodo, kaip labai mes Dievą mylime, kaip labai mes tikime juo, kad pasitikime, kad Jisai mus išves per tragedijas, per nesėkmes, per viską. Va tai yra Dievo meilė. Aš šito linkiu suprasti ir savo, ir kiekvienam iš jūsų. Amen.